Anksčiau buvo galvojama, kad smegenys viską valdo, iš tikrųjų mus valdo, mūsų smegenys formuoja mūsų mąstymas. Ir jeigu mes turim neteisingą mąstymą, mes galime pakeisti. Ir žinot, įsitikinęs, kad tos neteisingos struktūros Biblijoje vadinasi, žinot kaip? Tvirtovės. Kas yra tvirtovės? Antras laiškas Korintiečiams, 10 skyrius. Pradžia. Tvirtovės yra neteisingas įsitikinimas, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, ko protą tik grabas ištiesins. Aš pasakysiu ne. Va šitas žmogus, sėdintis antroje eilėje, buvo labai kuprotas. Gal fiziškai turbūt, kai jisai liko, žiūriu, reikia kartais labiau išsitiesinti, bet jisai 21 metų buvo 8 kartus teistas. Jo pravardėjo kaime buvo velnias. Kodėl jis gyveno kaip velnias? Kodėl, žinokit, jūs žiūrėkite, galite gauti apreiškimą apie Evangeliją pagal Joną 10 skyrių 10 eilutę. Velnias, net paprašyta velnias, bet vagis ateina vogti, žudyti ir pražudyti. Aš atėjau, kad jūs turėtumėt gyvenimą ir apšį jo turėtumėt. Kas vagia? Velnias. Kas pavogė? Numirs vienas, jis pavogė šventumą iš Adomo ir Ievos. Ir jisai toliau jis vagia tavo sveikatą. Gerai. Paklausyt, bet Dievas tiesina Andrių. Aš nepasakau, kad jis tapo visiškai tiesus. Jis tapo visiškai teisus dėl Jėzaus kraujo, bet dar ne visiškai tiesus. Bet Dievas toliau dirba su juo. Ir aš pasakysiu, kada žiūri į Andrių, žinokite, nei vienas iš man pažįstamų žmonių šičiai nebuvo taip giliai kridęs kaip jisai. Bet Dievas, paklausykit, yra gabus pakeisti netgi tokius žlugusius žmonės. Kodėl? Todėl, kad ačiū Dievui, paklausykit, žinot už ką? Už atgailą.